Labadiena. Kiek iš jūsų yra čia sėdi įmonių vadovai? Pakelkite rankas. Kiek yra būsimų arba norite būti įmonės vadovais, nors šiandien nėra? Nesat. Ta būdų sėdėjus matyti apie pusę. Tai ką šiandien kalbėsiu, dabar ir yra skirta būtent jums. Tai yra skirta ir visiems likusiem. Nes tie žmonės, kurie yra ne vadovai, jie iš tikrųjų irgi yra labai svarbus, nes tiem žmonėm reikia įgyvendinti tai, ką vadovai nutaras, ką vadovai padaro. Ir jeigu supranti, apie ką eina kalba, jeigu supranti vadovą, esi labai nekainuojamas darbuotojas. Labai dažnai yra tam tikra priešprieša, sakykime, kad vadovas jis daro vienaip, maniškiai nesupranta, arba marketingo vadybininkai, labai nepatinka tas žodis, bet taip save vadino žmonės, arba žemesni jie kažką tai daro, vadovas nesupranta. Ta priešprieša iš tikrųjų yra ir atleiskite tie, kurie nesate vadovais ir nenorite būti, bet iš tikrųjų tai yra jūsų bėda. Bet būtent šiandieną, jeigu jūs įdėmiai klausysitės, tikiuosi, kad daug tų prieštaravimų mes tiesiog jie dings ir jūs geriau suprasite, ko nori iš jūsų ir taip toliau. Kadangi matyt, nemaža dalis girdėjote gretimoj salėje prieš kokį pusmetį mano kitą prezentaciją, tai aš sprendžiau daryti ne savo taip vadinamą Tysoną, bet visai kitą ir labai paprastai pakalbėti apie tai, ką mes dažniausiai kalbame susirinkę su vadovais, su vienu, dviem ar keliais ir kur yra didžiausios bėdos marketinge. Jeigu bus klausimus arba užrašyti persiųsti man, arba mes paskui ten galėsime padiskutuoti gale. O pradžiai taip. Iš esmės, visas verslas susideda iš dviejų dalių. Realiai yra dvi dalys. Gamyba ir marketingas. Gamybą užrašiau truputėlį atiduodamas duoklę, nes paprastai įmonių vadovas, ir tikiuosi, kad jūs esantis vadovai su tuo sutiksite, kaip taisyklė, kaip tampama įmonių vadovų, tai kažkurią vieną vietą technologiškai gerai žinau ir ten gerai noriu padaryti ir įkuriu įmonę žinodamas kažką tai technologijoje, žinodamas kažką gamyboje. Ir manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Nors iš tikrųjų reikėtų šitos dalykus keisti vietom, svarbiausia yra marketingas. Be abejo, negi aš sakysiu kitaip. Kas yra gamyba, kas yra marketingas? Ir kodėl tai yra dar kelios buhalterija, sekretorės, valytojas ir taip toliau, bet tai yra tiesiog aptarnaujantis personalas, kurie aptarnauja šitas dvi. Marketingas yra viskas, kas priverčia litą, eurą, dolerį ateiti į įmonę. Marketingas yra atsakingas už tai, kad pas mus atsirastų pinigų. Viskas, kas priverčia pinigus ateiti į įmonę, yra marketingas. Viskas. Gamyba yra tai, kas už tuos pinigus kažką atiduoda klientui. Nesvarbu kas, ar tai paslauga, pavadinkim, vėlgi tai yra gamyba, paslaugos suteikimas, ar dar kažkas. Viskas, kas už tuos pinigus kažką pateikia klientui, yra gamyba. Ir baigiant diskusiją apie tai, kas yra svarbiau, sakykime, mes neturim kažkokios vienos dalies. Mes neturim, jeigu marketingų, turim puikią gamybą. Kitaip tariant, mes viską gaminam, bet pinigai iki mūsų neteina. Kiek laiko mes gyvensim?
Arba atvirkščias dalykas, mes turim kažką, kas pas mūsų sąskaitoj atsiranda pinigų, daug pinigų, bet neturim jokios gamybos. Kaip mes gyvensim? Tai yra Nike variantas, neturi jokios gamybos. Kas norėtumėt būti, turėtų bent 1% Nike akcijų. Jeigu mes pritraukiam pinigus pas save, jūs tikriausiai suvokėt, kad nėra sudėtinga kažkur nupirkti visą tai, kad pagamintų. Gamybos visada yra žymiai daugiau negu pinigų. Nors yra kai kur išimčių. Su viena neseniai susidūrė. Čia off topikas. Viena įmonė OB Advanced padarė iš tikrųjų technologinį produktą naują, kai kurios sudedamosios detalės perkamos iš Japonijos. Jokių problemų, viskas nuperkamos taip toliau. Ir gavo užsakovą pagaminti 100 tokių prietaisų. Susitinku direktorių, tas susėmęs už galvos laksto, linai nežinau, ką daryti. Ką, aš paprašiau japonų man parduoti 100, jie neparduoda. Sako, mes vieną to galim pagaminti, 100 ne. Vos man jau avansą aš pasiėmiau už savo užsakovą. Ja, kartais tai būna. Bet iš principo, jeigu pas mus yra pinigų srautas į mūsų įmonę ir pinigų srautas su gera marža, taip, mums gamyboje labai daug problemų dingsta. Labai daug dingsta gamyboje problemų. Tai aš tikiuosi atsakiau į klausimą, kas yra svarbiau, gamyba ir marketingas. Man aš negaliu kitaip atsakyti. Taip. Marketingas ir ką iš tikrųjų reikėtų žinoti, jeigu tai taip svarbu. Kiekviena įmonė yra, jeigu atkreipsite dėmesį, sėkmingos įmonės ir panalizuokite, labai dažnai įmonėje sėkmingoje yra 2 svarbus žmonės. Nebūtinai visada, bet labai dažnai. Labai dažnai. Kaip taisyklė, vienas yra labiau paniręs į marketingo reikalus, kitas į gamybos arba technologijos arba dar kažkokius kitus reikalus. Vienas užtikrina labiau pinigų srautą, kitas labiau užtikrina kažką padaryti. Ir paanalizuoja, tas pats General Electric, Tomas Edisonas, įkūrėjas, mes jį visi žinom. Bet mes nežinom, kad jis turėjo partnerį. Jis labai negarsus žmogus, kuris viską gyvendindavo, jo visas kvailiausias idėjas. Jisai paleisdavo gamybą. Ir taip toliau yra masė. Vilniaus prekyboje yra 10 žmonių. Vieni idėja, kiti gyvendina. Daugiau negu vienas. Vienas žmogus labai sunku. Ir labai dažnai, jeigu būna vienas žmogus, taip atsitinka, kad jis yra būtent iš tos gamybos. Tada jis keikiasi lietuviai durniai, neperka mano gero produkto, pirka prastą, bet brangesnį lenkišką. Ar jie durniai? Lietuviai? Ne. Tikrai ne. Sugebi parduoti, bet neturi kažko, kas iš tikrųjų pritraukia pinigus pas tave. Čia prieinam prie labai logiškos išvados. Pats svarbiausias žmogus kiekvienoje įmonėje yra marketingo vadovas. Aš daryčiau dar radikaliau. Sėkmingos įmonėse tai būtent direktorius ir būna atsakingas už marketingą. Bet tik nedarykime klaidos, nedėkime lygybės ženklo tarp marketingo ir reklamos. Reklama yra 2, 3, 5, gal kai kurios įmonėse iki 10% marketingo. Tai yra nereikšminga marketingo dalis yra reklama. Marketingas yra, pradėkime nuo to, kaip mes nudažysim tą produktą. Tai yra marketingas. Nudažykite pieno pakelį violetinę spalvą ir žiūrėkite, kaip jis parduodamas. Kokį pavadinimą suteiksime. Padarykime pieno gamintoją UAB leukozinės karvės ir pamatysime, kaip tai parduodama. Tai yra marketingas. Net ir įmonės produkto pavadinimas yra marketingas. Ir tai iš tikrųjų yra, šitie 2 dalykai yra itin svarbus, nors atrodo jie yra elementarūs.